Žodžiais apibūdintumėte makroekonomiką. Mano, pro didelis kaip aš. Apie reketo efektą ką nors. Na, apie tokį kaip ir ekonominį nežinau, bet galiu paminėti labai gerą situaciją rytų skirstomuosiuose tinkluose, kur taiko verslininkai. Reiškia, jeigu žmogus įsiskolina, jam atjungia elektrą, paskui prijungiant reikia sumokėti gerą sumą, kad vėl prijungti. Tai čia šioks toks marketingo efektas. Bet bent jau smurto nenaudoja. Nenaudoja, bet tiesiog jeigu žmogus ten skolingas 50 litų, tai anksčiau tiesiog būdavo įspėjimo, dabar atjungia. Tikslu, kad prijungti pakartotinai ir iš to pasimti nuo 150 iki 200 litų pakartotinai už prijungimą. Ką žinote apie reketo efektą? Reketo efektas tai kaip po padidinimo, tarkim, dėl objektyvių priežasčių, infliacija ir kitos infliacija, išaugusios žaliavų kainos, padidina kainas, o paskui labai nenori prekybininkai tas kainas nuleisti. O tai čia nesusijęs su tais reketininkais baisiaisiais, kur žmonės taranuoja ir taip toliau? Ne. Tai labai nesusiję. Geras klausimas, kažkur girdėtas, ten tikriausiai su kainom susiję, o jeigu rimtai, tai aišku, kad reketo efektas yra Keynes'o būtent teorijos šalininkų sukurtas ir kad pakilusios kainos yra nelinkusios kristi. O dėstytojas neparašo daugiau, parašo mažiau negu 8, čia jau galima traktuoti kaip reketo efektą? Čia, kaip sakyt, kainų kilimas yra blogai, o pažymių kilimas yra gerai. Tai jeigu parašo daugiau negu 8, tai čia palaukit, tai čia jau nereketo efektas, čia antireketas tada gaunas. Nustebsite, kad reketo tai nėra toks efektas, kurį gali patirti kaunietis, sumanęs vėlyvą vakarą pėsčiomis romantiškai pasivaikščioti Vilijampolėje. Kaip puikiai pastebėjo pašnekovai, reketo efektas, tokia situacija, kai pakilę kainos, nėra linkusios sumažėti iki tam buvusios ribos. Tarkim, galiu pateikti pavyzdį. Aš nusiperku 12 laipsnių alaus tašės. Kiti pirkėjai taip pat aktyviai perka, paklausa stipriai išauga, kas padidina taip pat ir alaus kainą. Kadangi pabrangus alui paklausa sumažėjo nežymiai, todėl tiesiog nėra tikslinga atstatyti prieš tai buvusias kainas. Todėl kaina sumažinama tik truputį arba paliekama netgi tame pačiame lygyje. Taigi produkto kaina yra nelabai. What is the macroeconomics? How do you imagine it? All right. Have you seen the movie about the lion and the hippo and the zebra from Madagascar? There was a very nice hippo, and she found a mate, and what she told about the huge hippo might go as well for macroeconomics, right? She said it's huge and it's big and it's huge, so that's what macroeconomics is. What do you think about monetary policy? What is it? What institution implements it? The one that's interested in money. And what is? All of us are. Vilnius University. I don't know. Ask the dean. Okay. And what do you know about fiscal policy? Everything you told me 10 minutes ago. Nothing new. Okay. Maybe do you know anything about cheap money policy? Some tools? Cheap money. Yes.
What do you mean by that? Oh, in this show I'm just asking, not answering. Kaip įsivaizduojate makroekonomiką? Kaip apibūdintumėte ją? Tai makroekonomiką paprasčiausiai įsivaizduoju kaip mišką, kuriame yra labai daug medžių. O kas dar? Grybai auga ar ne? Tai grybai, kiekvienas grybas jau yra mikroekonomikos objektas, bet jeigu imsim visą grybų visumą, tai miškas ir grybai yra makroekonomika. Sakykite, ar Lietuvoje dabar ekonominė krizė? Lietuvoje dabar ekonominis nuosmukis. Krizę dar pamatysim. Ir kada pranašaujate jos pabaigą? Taip, jeigu rimtai, tai pabaigą pranašauju, tos BVP atsigaus, po kokių gal 1,5–2 metų, o jeigu taip apie bendrą lietuvio mentalitetą, tai krizė dar bus kokį 100 metų, gal ir daugiau. Kaip jūs asmeniškai paveikė ekonominis nuosmukis? Tai asmeniškai paveikė turbūt labiausiai per akcijų rinką. Kai pildžiau pajamų deklaraciją, tai supratau, kad nemažai pinigų praradau. O sakykit, moterims daugiau ar mažiau dabar dovanojate gėlių? Kadangi gėlės dovanoju, daugiausia gėlių dovanoju savo žmonai, tai dovanoju daugiau gėlių, kad stengtis kompensuoti tą krizės poveikį. O studentėms? O studentėms kažkaip tai dabar aš galvoju, turbūt gėlių net ir nedovanojęs esu, gal reikėtų padaryti, gal gera idėja, gal reikėtų padovanoti. Ekonomikos mokslo šaka, tyrinti bendrąją ekonomikos veiklą, rodanti ekonomikos kaip visumos funkcionavimą. Fiskalinė ir monetarinė politikos pagrindinės priemonės naudojamos vyriausybės ekonomikai reguliuoti. Ekonomika kaip visumą apibūdina šie pagrindiniai kriterijai. Nedarbo lygis, krizės laikotarpiu Lietuvoje stipriai išaugęs, infliacijos lygis Lietuvoje šiuo metu beveik išnykęs. Taip pat darbo našumo, palūkanų normos lygiai bei valstybės biudžeto ir užsienio prekybos būsenos. Kaip matome, makroekonomikoje analizuojami reiškiniai, imtami kiekvieno piliečio. Čia pasaulinė ekonomikos krizė sukėlė atrodo nereikšmingas dalykas – antrarūkščias būsto paskolos Amerikoje. Bet ši krizė, kaip matome, apėmė visą pasaulį, be jokių išimčių. Lietuva taip pat stipriai nukentėjo, kartu su Islandija ir Latvija mūsų krizė paveikė skaudžiausiai Europoje. Galbūt, žinoma, studentai ją pajuto kiek mažiau, nes iš jų ir taip nėra ką atimti. Tikimasi, jog apie 2010 metus, antrąją jų pusę, krizė ims slūgti. Bet iki to laiko skatinu vyriausybę bei centrinį banką pagaliau priimti tinkamus sprendimus, pradėti taikyti pigių pinigų politiką, nemažinti transferinių mokėjimų, ypač pensijų ir motinystės išmokų. Tada ir mes galėsime pasakyti, Lietuvoje galime gyventi.